mūsų protas yra ant balanso, padinkime, ant svarstyklių. Emocija, tarkim, čia emocija, o čia racionalumas. Ir kuo labiau emocija auga, tuo mažiau racionalumo lieka. Ir atvirkščiai, kuo labiau susikaupi kažkokiu moksliniu darbu, tuo mažiau tu esi emocionalus tam procese. Ar tai tiesa, ar tai mitas labiau, kaip tu galvoji? Tikrai sutikčiau. Okay. Sutikčiau, kad tikrai tiesa ir tą matau savo kabinete, iš tikrųjų matau be galo daug emocijų. Aišku, tas yra normalu, nes ten, kur mums skauda, ten, kur mums yra svarbu, natūralu kyla emocija. Taip. Ir tuomet, kaip ir sakai, Vytenė, ar ne, tas kognityvinės tam tikros funkcijos, ar ne, racionalumas irgi natūraliai krenta, ar ne, kylant emocingumui. Taip, tai yra prilyginama netgi netekčiai, nes, artimo žmogaus, ar ne, vėlgi skyrybos, ar ne, bendro gyvenimo netektis, ar ne, keičiasi tiek vieno, tiek kito sutuoktinio gyvenimas, ar ne. Plius irgi neretas atvejis, kai įsipina labai daug nuoskaudų, kurios kaupiasi metai iš metų. Ir tą irgi stebiu ir mediacijos procese. Ir, nieko keisto matyti, emocijos jos labai trukdo vienas kitą išgirsti, susikalbėti ir priimti tam tikrus sprendimus. Ar tai, ką tu matai pas kitas poras, ar padeda tau poroje geriau valdyti tuos santykius? Ar tu atpažįsti, kur jau pati pradedi vis emocionaliau reaguoti į kažkokias pastabas, konstruktyvę galbūt kritiką? Ar padeda, ar tai tik tai, kai liečiam asmeniškus, nebe? Aha, iš tiesų, čia geras labai klausimas. Vėlgi, mano darbas gal tokia kaip lemputė užsidega, kad aš nenorėčiau iki to prieiti, ar ne, ir kad reikia spręsti konfliktus kiek įmanoma anksčiau, kai jie kyla, nes ką matau kabinete, kad metai iš metų yra kaupiamos nuoskaudos. Ir kartais netgi būna sutuoktiniai nustemba išgirdę. Nes sako, tu man niekada to nesakei, aš to nežinojau. Vyrai linkę kaupti ir neišsakyti, tarkim, kažkokios besikaupiančios emocijos. Ir dėl to jam užsifiksuoja tas vadinamas stonewalling, ta prasme, užsidaro akmeninė siena ir neišsipasakoja, kas vyksta jo viduje. Bet ką rodo mokslas, kad tai nėra pati geriausia strategija. Nes tas nepasitenkinimas kaupiasi ir tas partnerio portretas, vadinkime, jisai vis niūresnėm spalvom nusipiešia, dėl to, kad tu nepaleidi tos blogos emocijos. Manyčiau, kad moterim, tiesiog mums natūraliai yra lengviau reikšti emocijas, negu kad vyram. Tai nereiškia, kad vyrai nejaučia ir nekaupia, ar ne? Aš manau, kad visiškai konfliktų mes neišvengsim, nes vien dėl vieno dalyko neįmanoma išvengti. Nes mes iš prigimties esam linkę prasiplėsti savo ribas. O dviejų žmonių santykis, arba nebūtinai dviejų žmonių, tarkim, paimkim darbo kultūrą, darbovietę, ten irgi kiekvienas bando savo ribas prasiplėsti. Ir kur dviejų žmonių ribos susikirs, tarkim, vienas plečiasi ir kitas plečiasi ribas, kur jos suskirs, ten prasidės konfliktas, neišvengiamai. Nes mes lysim kito žmogaus, padinkim, komforto zoną. Interesų tam tikras susidūrimas. Taip, susidūrimas. Jeigu kalbant apie poros santykius, ar ne, tai susiduria vis tiek du skirtingi pasauliai, ar ne? Du skirtingi burbulai su savo auklėjimu, su savo nuostatom, su savo aplinka, socialinė aplinka, įsitikinimais ir susiduria į vieną, ar ne? Ir, kaip ir sakai, natūraliai, kaip tuos du pasaulius, ar ne, kaip geriau suprasti vienas kitą, ar ne, kaip galbūt ir sukurti tą trečią burbuliuką, ar ne, kur tokį supratimo burbuliuką, ar ne, ir turėti tam tikrus įrankius. Kuo aš atviresnis būsiu kalbėti apie savo tą subjektyvų pasaulį, savo burbulą, kuo labiau partneris bus pasiruošęs kalbėti apie tą jos burbulą, tai tuo daugiau šansų, kad mes sukursim arba bendrą burbulą, kur abiem bus komfortiškai, arba tą trečią. Šiaip idealiausia būtų, kad abudu sugretinti, kad jie persidengtų. Bet tai ilgalaikis procesas. Tikrai taip. Ir aišku, pokytis nevyksta greitai. Atvirumas svarbu, tai čia vienareikšmiškai, vėlgi tai iš tikrųjų mano subjektyvi nuomonė, bet turi būti tam tikros ribos. Aš turiu gebėti tinkamai išsakyti pagal partnerį būtent, nes vieni priema tiesmuką tiesos sakymą, kiti nori labiau įvinioto į skanų popierėlį, tą, vadinkim, mano nuomonės išsakymą. Ar mes automatiškai čia susiduriam su asmenų profiliavimu, kad, ta prasme,
aš turiu savo partnerį ir kuo anksčiau išsiprofiliuoti, kad žinočiau, kaip jam tą savo atvirumą pateikti. Tai va, taip, nes, pavyzdžiui, vienas žmogus, gali būti jautresnis, ar ne, tam tikrai tiesai. Bet vėlgi ją yra svarbu išsakyti, bet išsakyti, kiek tai įmanoma be kaltinimų, ar ne, be priekaištų, kad neįjungti, gynybos mechanizmų, nes, natūraliai, jeigu mus puola, tu niekada, tu visada, kodėl ten to nepadarai, kodėl ten taip sureagavai, ar nepasakėjai, tai natūraliai norisi gintis ir norisi, tokią sieną pasistatyti. Iš vyro pusės, aš manau, iš karto būtų tas, kaip minėjai, ar ne, tas stone, akmens pozicija, ar ne, jeigu girdi puolimą. Bet neišsakyti irgi yra ne variantas, nes tada kaupiasi, slopinasi ir tada prasiveržia. Jau labai, kaip sakyt, gali būti stipriai. Tai yra čia tas slidi riba. Slidi. Jeigu aš pasakysiu, kad tavo ta komunikacija mane užgavo, automatiškai aš jau kaltinsiu. Ir tada toks bus tas pirmasis, kuris inicijavo, pavadinkim, nepasitenkinimo išsakymą. Jeigu tik padarys kažkokią mažytę klaidą, antras tikėtina, kad užlips dar labiau ant nuoskaudos ir tada ta ugnis išsiplėskė. Pavyzdžiui, kai moteris kalba, tai dažniausiai tiesiog paleidžia tą emociją. O kai vyras girdi, kad moteris kalba, tada interpretuoja, kad aš turiu išspręsti šitą problemą. Pas mus toks mąstymas. Girdžiu problemą, tai nereiškia, kad dažniausiai mes taip įpratę galvoti, kad nereiškia, kad tu čia nori, kad aš tave išklausyčiau, aš galvoju, kad kai vyras iš mano perspektyvos, kad reiškia, aš turiu tą sutvarkyti. Toks, ir tą jauti ir pats, tą jaučiu, ta tokia kaip atsakomybė. Jeigu man kažkokį išsako, kad čia tas negerai ir tas negerai, aš galvoju, kaip tą negerai paversti gerai. Kad didėja pyktis to žmogaus atžvilgiu, tada kas dar? Mažėja empatija to žmogaus atžvilgiu. Čia labai įdomu. Ką tai reiškia? Bet tai natūralu. Paimkim santykį ne artimą, o darbinį, ar ne? Jeigu aš tam žmogui nejaučiu simpatijos, didelė tikimybė, kad po truputį pradės jausti antipatiją. Nes tam neutraliam lygmenį sunku išlikti. Ir ketvirtas punktas, ką pastebėjo, kad didėja eskalacija konfliktui. Užtenka kibirkštėlės, kad įsiplėkstų. Ir tai natūralu, nes mes jau turim didelį stresą, turim, kad daugiau jaučiu pykčio tam partneriui ir turiu, kad mano empatija mažėja. Tai reiškia daugiau šansų, kad aš aštriau į konfliktą eisiu. Ir kad mažiau bus lengva suprasti kitą žmogų. Tai ką irgi galima pastebėti konflikte, nes tada atrodytų negirdim vienas kito. Nes tie du burbulai, jie išsiskiria, ar ne, ir ta prasme mato tik tai, kas yra aplink juos. Ne ką mažiau svarbu ir individualūs, tam tikri profiliai, ar ne, ir pažinti per tai save, nes manyčiau viskas prasideda nuo to, ar ne, kai pažįstam geriau save, tuomet ir kitai yra paprasčiau pažinti, ar ne, ir, taip abipusiai atsirinkti savo tinkamą žmogų, ar ne.